pirmosios mūsų pažinties dienos atrodė taip ramu ir sava būti kartu. Ten nedrąsūs pirmi susitikimai, ilgi pokalbiai iki paryčių ir visi pirmi kartai, kurie tik per 10 dienų mus taip suartino. Nors tada tiesiog mėgavomės laiku kartu ir vienas kito pažinimu, nedrąsiai mintyse pagalvodavau, kad visa tai mus kažkur nuves. O dabar taip gera būti šalia ir suvokti, kad tai nuvedė ne kažkur, o būtent į šią nuostabią 22 metų rugpjūčio 18 dieną, kuomet ištarėme vienas kitam taip ir prisiekėme amžiną meilę. Pasižadu visą savo likusį gyvenimą tave mylėti, gerbti ir tave stebinti. Ačiū meilė, kad atsiradai mano gyvenime, esu pats laimingiausias vyras ir garsiai visų artimųjų akivaizdoj tariau šiandien tau. Myliu ir mylėsiu visada tave amžinai. Tobulinti. Pakurstykit meilę vienas kitam brangiausiom dovanom. Pavyzdžiui, visiškai nelauktai, visiškai be progos parnešta lauko gėlė. Vadinasi, tu apie mane svajoji, prisimeni, myli ir aš esu ramus rami. Dėl tavęs, dėl tos iš meilės padovanotos lauko gėlės. Kadangi mes liudijam meilės dieną, kada jums, mylimi, brangus artimi žmonės, šiandien ištarės tą stebuklingą žodį taip, uždėjo aukso žiedus ant rankos ir jūsų liudijimui, jūsų dėmesiui, šį vakarą išdidžiai galim pasakyti, jie tapo vyras ir žmona, Virginija ir Evaldas! Šiandien matome tą tikrą meilę, kuri iš tikrųjų yra realybėje, nes jūs surado tą vieną, vienintelį, dėl kurio daugas gali tik pasvajoti. Judviejų meilė tokia karšta, tokia stipri, kad lygiai taip pat dega, kaip ir šeimos židinys jūsų namuose.
summer